Ar esate girdėję apie no spend iššūkį, kaip pasiryžti neleisti pinigų ant nebūtinų dalykų kaip rūbų, dekoracijų namams, maisto įsinešimui ar naujų virtuvės prietaisų? Tai reiškia, kai užsinorėjom picos, negalėjom paprastai nueiti į restoraną ar užsisakyti jos į namus, o reikėjo patiems išmokti ją pasigaminti. Tai tikrai buvo nelengvas iššūkis, kuris reikalavo nemažai bandymų, tačiau dabar žinome, kaip pasidaryti picą, kurią visi svečiai išgyrė. Norėjau atrasti receptą, kuris nereikalautų jokių įmantrių taktikų ar įrankių, kaip picos akmens, kurio neturiu ir negaliu pirkti šiame iššūkyje. Ir nors reikėjo ilgiau paieškoti tokio recepto, tačiau sutaupyti pinigai, neperkant papildomų įrankių, ėjo tiesiai į kalėdų dovanų biudžetą, dėl ko esu labai laiminga. Ingredientai pagaminti picai yra labai paprasti - vanduo, mielės, medus, miltai bei druska. O turint mikserį, tešlos minkyti ranka visai nereikės. Picos tešla gaunasi visai lipni, tačiau pabarstytos mielės padeda ne tik su nelipimu prie stalo viršaus, tačiau ir suteikia traškumo, panašaus, ką picos akmuo suteiktų. Ant picos pado uždėjau pomidorų tyrę pagardintą prieskoniais ir česnako, šviežiai tarkuoto sūrio, kad geriau ištirptų, pomidorus, juos būtina pabarstyti druska, peperonį, o pabaigiau picos prieskoniais. Pica nuoširdžiai buvo nuostabi ir gan lengvai padaroma. Reikia tik tais paplanuoti į ateitį. Tai tapo mūsų go-to receptas ateinant svečiams ar savaitgalį norint atsipalaiduoti su filmu bei veido kaukėmis. Receptą rasite aprašyme arba kitame įraše.